Sveikočiai, iš video pradžios jau supratot link kur lenkiu, ne? Tai kai visą laiką Giedrys paskutinę dieną, paskutinę akimirką organizuojasi savo žmonos automobilio ratų keitimui, padangų tiksliau keitimui. Dar prie to pačio apsižiūrėsiu ir visą pačią mašinytę, kaip čia viskas atrodo, ar dar galima eksploatuoti, ar jau kaip ne pirmą kartą raginu kitą pirkti, bet nelabai perkasi. Tai žieminių padangų sezonas, paskutinė dienelė. Dar čia žiūriu, kad yra neblogos padangytės. Tai praėjusių metais pirkau, man atrodo, 2 naujas. Jo. Tai vat beros šitos naujos praėjusių metų. Su tokiu pačiu raštu atradau lygtais. Ar ne tokis pats raštas. Skiriasi. Ir už praėjusių metų va šitos padangytės. Tai šitos keliaus į galą, jo, o va šitos keliaus į priekį. Metas šitom staklytėm padirbėti. Stumas nuo čia 7,5. Vedam 7,5. Plotis. Ratuko plotis nuo vienos briaunos iki kitos yra lygiai 7. Plius 7 ir čia yra 14. Tada būtina pasirinkti svarelio tipus. Tai šiuo atveju klijuosis vienas čia, kitas čia. Tai reikia pasirinkti va štai šitą tipą. Tai spausti options. Opa. Ir leisti. O, matot ratelis. 20. Čia 0. O kitoje pusėje reikalinga 20. Tai įsijungiu lazerį. Maždaug va šičia. Va, supipsi staklės. Maždaug va šičia. Tada paimu, pasipiešiu tikslią vietą, kur dėsis. Opa. Ir čia. Atsisuku aš į va šitą vietą ir pabandysiu prasivalyti. Va čia, kad 20 užsiklijuotų svarelis. Na va, daug maž išvaliau, nuriebalinau, galima klijuoti. Svarelis priklijuotas, leidžiu gaubtą ir žiūriu, kokia situacija. O situacija gera, 0,0. Galima uždėti ratą. Aš nuėmęs ratą dar pakartotinai truputėlį pakalu svarelius, kad tikrai prisiklijuotų ir tikrai pasižiūriu, kad jisai tinkamai vietoj. Nu, buvo ir nepasislinko, nu, kad nepapuolė žemė. Tai va. Ir dedu ant automobilio. Permontavus vieną ratą, reikia imtis kito lygiai tą pačią tvarką, dar kito ir dar kito. Man patinka šitas tomkratas, kad jį biškį kilstelėjai ir man atrodo turėtų pasikelti ir tas ratas. Va. Tikšt. Vienu pakėlimu nusima ir tas ratas ir šitas. Dar pamiršau papasakot, kad vat yra sutrukinėjusi kaminėliai. Aš ne kiekvieną kartą, bet kas antrą sezoną jį paimu ir pakeičiu nauju.
Klientui pageidaujant gali keisti kiekvieną sezoną, bet čia kadangi ne klientas, o mano žmonos automobilis, tai nupjaunu kaminiuką. Va štai taip va. Tada jis puikiai įsiima. Kažkiek tai reikia prasivalyti tavo vietą. Sutepti naują kaminėlį. Va tokia pasta. Pasimti specialų įrankį. Įdėti kaminėlį. Štai taip va. Su specialiu įrankiu. Įsukti va. Pilnai įsisukit. Nebūtų problemų. Ir ką? Paimam ir traukiam. Pukšt. Įvažiavo į savo vietą. Paskutinis ratas, galvojau, nieko įdomaus nebus. Bet vat radinukas šioks toks. Turėjo žvangėti šiek tiek. Bet iš šitos neleido oro. Vadinasi, nelabai gilus šitas medvaržtėlis. Ką, bandyti ištraukti? Ar išsukt? Aha, jis dabar pradeda leisti orą. O, to blemba. Kaip. Bet tai įsisuko ir net niekada neleido oro. Irgi geras. Neversiu aš iš šniūro, paliksiu jį taip išsuktą, kad atsiminčiau ir dar papiešiu rodiklėlę. Jei aš kitais metais numontuosiu jas, tai įversiu šniūrą. Dabar vis tiek ją reikia numontuoti ir padėti. Tai tegul lieka žiemai čia. Šniūrų turiu, bet gal įvert. Neaišku, kaip čia. Ne, neversiu, pasižymėsiu, vis tiek padėsiu. Ar taip, gal keisis reikalavimai, keisis automobilis, tai gal ir paliksiu su šitom žieminėm padangom damušimui vasarą. Ant galinio rato užsidėjo daugiausiai svarelių, tai vat vienoj pusėje 20 svarelis, kitoj 15. Tai čia daugiausiai, bet jis ant galo. Tai ganėtinai neblogai ratlankiai, neblogos padangytės. Bet jau viskas 20 metų, 2 savaitės. Tai senos padangytės, tai jau su šitom galiniam padangom, tai tikrai arba jau jas reikia išmest, nes jau per senas, jau 5 metai gumai, tai užtenka, arba išmest. Nieko kito nebelieka, nes 5 metai gumai, tai arba sudėvėt, arba sudėvėt. O šitos, vat, kurias numontavau, irgi 20 metų. Vasarinė šitos buvo nupirktos. Tai kaip jau galiu pasakyti, kad jau ate. Net ne dėl to ir negalvoju, kad čia reikia šitas vat paimti ir iškeisti, nes 20 metų guma jau yra per sena. O kadangi kažkėlis tokia mažytė mašinytė, tai jau yra tikrai nesaugu važinėti su tokiam senom padangom. 5 metai, 6 maksimum. Šitos vat priekinės, tai dar jos neseniai, man atrodo, berods buvau pirkęs, tai jos dar neseniai 22, 35 savaitė, tai dar jos dar. Tai va, tai dar jas galima nuimti, bet jau vasarinių tai tikrai nedėsiu. Jei šitą mašiną pasilik, tai tikrai nedėti, nes tikrai nesaugu. Kadangi šitam automobilį yra slapukai, jie jau nuo pirkimo buvo, tai vat slapukas tai yra vienas varžtas, kuris tipo kitoks ir norint pavogti retus. Aišku, šitai mašinai jau nieks nevog šitų ratų, bet buvo dedami tokie va slapukai. Ir kadangi su slapukais būna dažnai didelės problemos, čia prikrenta, tai šitą pusę, srėgio dalį gražiai kas kart įsivalau aš su dratiniu šepečiu ir šiek tiek vat patepu keramikos ant srėgio, kad kitam kartui nebūtų problemų man atsukant. Ir jo neužsuku taip kaip kitų varžtų, aš jį truputėlį mažesnė jėga užsuku negu kitus varžtus.
Viskas. To pilnai užtenka. Aš suktuku nepasitikiu, tai raktu rankiniu būdu prasiveržiu varžtus. Aišku, juos reikia prasiveršti su dinamitiniu raktu, bet pasirodo neturiu 120 dinamintinio rakto, turiu tik iki 100 ir ten tą tokį specialų nuo 5 gal iki 20 newtonų, tai ten varikliam ir dėžėm priveržinėti. Tai teks iš rankos priveržti man šitus. Labai verždami nepersistenkit dėl tos pačios priežasties, kadangi, kaip jums čia pasakius, ratas ir varžtai jie viskas normaliai. Va taip, iš rankos. Šiaip tai reiktų su dinamitiniu. Bet dėl ko sakau, kad nepersistengti? Dėl tos priežasties, kad ta briauna sandarinimo su paprastu metalu sureaguoja ir jeigu visą sezoną neimi ir stipriai užsuki, tai dar plus prikoroduoja paprastas metalas prie aliuminio. Taip neatsitinka su paprastais kardiniais ratlankiais. Tai va taip, apsitvarkau viską, susižiūriu, susišluoju. Šiandien tiek, tokias video apie padangytes. Matot, po truputį kuriuosi, vis atsiranda rėmėjų, kurie prisideda finansiškai, daiktais prie mano projektų, prie mano dirbtuvių. Labai širdingas ačiū. Nerijui tai išvis, jisai kosminis žmogus tapo, net ir mano draugas pastoviai remia mano dirbtuvės ir mano video, tai širdingai dėkui. Pažiūrėjau, kad atsirado ir privilegijuotų narių, kurie ten po eurutį simboliškai kas mėnesį duoda, tai jau net 5 narius turiu, kurie po eurutį sumeta į jų YouTube, kaip sakau, portfelį. Tai va, jau irgi dasideda ir yra tie, kurie dasideda irgi prie asmeninės sąskaitos. Tai ačiū ir tiems. Ir ką? Einam į priekį. Net šiandien pagalvojau. Tikrai džiaugiuosi, kad filmuoju YouTube, siekiu savo tikslų, rodau jums, kaip siekti savo tikslų. Ne visą laiką man pasiseka tuos tikslus įgyvendinti ir greitai pasiekti, bet geriau mažai žingsneliais ir į priekį, negu sėdėti vietoje ir eiti, arba eiti net atgal. Tai baigiu filosofiją ir kaip visą laiką. Ačiū, kad žiūri. Ne. Džiaugis, kad rodau. Ačiū, kad uždedi laiką. Ačiū, kad pasidalini mano šitų video. Ačiū, kad parašai komentarą. Ir kaip visą laiką su tavim buvo Giedrys ir susitiksim kituose video ir epizoduose.